Tai va, dabar esu aprašęs virtuvių naudingą sprendimų kampą. Esu virtuvėje, kur yra neteisingai kampas sprendžiamas, o nuo sprendimų visi patogumai virtuvės ir priklauso. Suprantė. Ir galiu pademonstruoti, arba aš vadinu tokį sprendimą blokuotas kampas. Ir tam blokuotame kampe patogumų niekada nerasite, o kaip gyvena šeimininkis juose, aš kuo puikiausiai žinau ir dabar galiu parodyti, ką duoda blokuotas kampas. Jis turi spintelę su neišspręstu kampu ir vadinu už tai jį blokuotu. Tai jame patogumai tokie. Dabar jeigu kažko prireikia šitam blokuotame kampe, spintelė eina gilyn į kampą, tai gyvenimas šeimininkių būna toks. Dabar daleiskime kažko prireikia, kadangi spintelė didelė ir kažko reikia man ten, ką aš turiu. Tai dabar reikia kažkaip tai išsikrauti. Negana to, kad išsikrovim iš priekių, kad prieiti, dar reikia sugebėti, o ten man ko reikėjo, aš radau. Ir radau, ko reikėjo, daleiskime tą ir naudosiu. Tai dabar sekantis veiksmas, vėl viską sukrauname atgalios ir naudojame šitą, ko mums reikia, o sekantį kartą kažko reikės vėl kito, kažko tai. Tai toks gyvenimas, ant kelių visą laiką, knistis pirmin, atgal, tai, sakyčiau, yra viso gyvenimo šeimininkis tokiam virtuvės sprendime, tiesiog ant šitų kelių reikia atgailauti visą gyvenimą, kol ta virtuvė veiks. Ir jeigu dabar reikia ten vėl kažko, vėl reikės iškraustyti ir vėl sukraustyti. Bet gyvenimas bus toks, koks aš dabar esu ant kelio, atgailaujantis visą laiką. Ir kol ta virtuvė bus gyva, be sprendimo. Ir kaip aš visą laiką esu ir sakęs, ir rašęs, jeigu yra geri sprendimai, tai virtuvė yra ir patogi, ir naudinga, ir gera. Nėra sprendimų, tai toj virtuvėje ir vargas. Tai yra nekvalifikuotų baldininkų sprendimai ir džiaugsmo tokiuose virtuvėse šeimininkis kaip ir neturi.